Man tai, žinokit, vis tiek cekava. Jūsgi ajot ir miškan, ir grybavot, ir gyvuliai, ir vaikai buvo. Tai kada suspės šis kas priaus? Kiek darbo įdėta, kiek čėso? Nu tai ką va, vieną audžiu ir šitų tai per dieną paklotį išaudžiu. Paklodė per dieną? Per dieną ilgą, tai paklotį išaudžiu. O po kiek sienų mesdavot? O kiek, nu tai paklotė 2 metrų būna. Tai kokias kelias sienas, kad kokiu išaudži 12 paklotių pastovan. Jei visi jūs divonai išausi, dar va, visi sunešt, kad gal nelys nei pirkion. Tai šitas pirkion tai sulyštelė, šeipos būtų užkištos. Nebūt nei kur rūbai dėti. Čia šitas dar jūs mergo austas? Taip, pradžia gyvūnų šitų dvinyčių. Oho. Čia kur buvo, tai vat ir inruzuotas. O jūs kaip pirmai sakėt, kad neždavot ant altorėlių per devincinį rėdzys, o tai jau kokius divonus parinkdavot? Daugiau ant žemės paklausė, na tokių tamsius pakloja. Aha. Ant žemės, kur kunigo praeis. O kitai lininius, arba tokius šviesius geltonus. Ir jau čia išrankė. Ir tokiais, kokiais tau patinka, tai va. Audžinas, tai man šitas lietuviška vėliava gražiausia buvo. Ir dar kautyti visokiais tais prideda viskau. Nu, bet gražus šitokis divonas, tai vis. Vis čia tai kiek jų praudžiau ir tai Zarvynų raštas padaręs. Iš Zarvynų, tai jau kienoti tokius raštas, kas jau tyte paudė? Nu tai Zarvynų saudė, buvo audėjų. Jei trajime keliai, kai drobelį audžiau, užstojant ketvirtų dar andelanė, užstojant ketvirtų dar andelanė. Nu, tai dar gal pradėkime aplink tuos divonus tada. Dar žiūriu, va, tokių labai gražių takų išsiaudus. O tai čia kokie jau čia takai? Čia keturnyčiai. Čia jau viena audžia, be. Nu. Ale man taip labai interesna, o kol ant juodo ir su raudonu takus. Ai, čia kokių šiulų, nu, tai žinai, ant žemės klojas, tai tamsesnį darbą. Vienus tai tokius adaviau žuvnyčinius, tai šitom iš Kauno kaptavo moteriškai susipažinom, tai vežėtų iš pabriko, tai. Šilkai, tai buvo velnų. Šilkai ir tas tai, sakau, imkaulą, sakau, šitą tau bus atmintis, mergaitį turi, sakau, aš mergaitių neturiu. Įtekus ir daugiau ir audėm. Tamsiau. O tai šitų raštų neatsimenat, iš kur gavot? Nu šitų va keturnycinį. Tai šitų iš kur gavom, tai iš paklotių padarom, tai šitos kraštus dar padarom. Iš vieno šono ir iš kito kapcakai. A, jau čia kaip ir paklodės raštas. Iš paklotių ir dar ir tos, na. Ir divonai ir viskų. O šitas, tai čia jau kitokis, čia jau parinkcinis galait šitas skaitos? Nu, tai šitas čia dvinyčinis, čia jau su lantu. Čia ant raudonus asnavos ir juodu. Šitų, čia iš Belarusijos va šitų siūlų parodžinėjau. Čaplikas Tomas. Jo brolis gyvena kažituose. Jie gal 4 broliai. Ai, nežinau, tai jų daug, jie tik ap kelių mamų. 2 motinos. O šitų raštų, iš kur paimėt, jau čia vis tiek tokis iš mandras. Nu, taigi šitas, nu, tai jau kas pasidaro raštų ir šitas gauni, vieni kitiems duodi, kokį gailį. Tai tava, tai buvau susiuvus kilimų pasidarus, tai 3 palų. Va. Aha. Tai jau kraštų nedarė, ir tik va šitų, tai susiuvė. Ir tada gaunas kaip kilimą. Ale jam jau ir metelių ovaš. Kad užsiimi tokiu darbu, tai eina ir
ir gauni ir raštus, ir Tai jau taip, ką pradedi, tai jau tada ir eina visa. visko. Nu, tai dar padabokim, va, divonų visų spintų iškraulinom, va šitiekas visas kalnas. Man tai, žinokit, vis tiek ciekava. Jūsgi ajot ir miškan, ir grybavot, ir gyvuliai, ir vaikai buvo, tai kada suspės šitiekas priaus? Taigi čia kiek darbo įdėta, kiek čėso. Nu, tai ką va, viena audžiu ir šitų tai per dieną pakloti išaudžiu. Paklodė per dieną? Kad Oho. diena ilga, tai per pakloti išaudžiu. O po kiek sienų mesdavot? O kiek, nu, tai pakloti 2 metrų būna. Tai kokias kelias sienas, kad kokiu išaudži 12 pakloti pastovan. O in kiek posmų pas jūs būdavo divonai? Nu, tai šitas gyvūnai, sakau, kad O čia bet tokios siauros laškos, tai gana 2 spalvų. Nu tai taip. O marci plati lova jos buvo, tai norėjai, kad 3 siaura buvo. Šitą, kaip adaviau, tai arba kur nuveini pas nebaščiukų, ar kur tai apžiūrai, kad jau šviežas raštas visko. Na, tai daugiau tokius va. Ir klojom pas nebaščiukus. O tai pas nebašiukus ir klodavot Tamsesnius. tik tai tamsesnius, o jau šviesių nelabai. Na, dar jau jie, dar lininius ant sienos klojam ir va šituos va abrusaitus. Nu, paskui tuos padabosim. Nu, čia va. Šitų tai buvo visokių, tai aš tai įsirinkau. Šitų vidurin rožaitį kokių nori spalvų. Ir Kauną nuplaukiai pas tuos, kad atvažiuoja, tai siūlais aprūpina atveža. Tai Nu tai taip, jau tada reikia ir atsidėkavot. O tai čia jau šitos tai rinktos su lanteliuose, tai jau parastai. ir jau čia išrankė. Ir tokiais, kokiais tau patinka, tai va. Audžinas, tai man šitas lietuviška vėliava gražiausia buvo. Ir dar kautyti visokiais tais pridėbė viskau. Nu bet gražus šitokis divonas, tai vis tiek. Visi tai kiek jų priaudžiau ir. O dar va šitą savo irgi juodas jau parinkti skaitos. Taip, čia jau čia kapa. O tai šitas jau austas, kur sakėt, sesuva atsiuntė Vilnos iš Kazachstano. Taip. Kaip ruošiais parvažiuoti, tai maišus Vilnos. O tai kiek jau tų maišų atsiunti? 2 maišus. Tai tai ir siūlo va šešiajų. Tai šitas visokių buvo ir ne vienų juodų, ir kitus dažėm. Tai bordiniai apdažom, tai žaliai apdažom. Nu, bet tai raštas labai jau gražus. O čia šitų audėt, kaip jau buvote ištekėjus ar dar ne? Mergau maudėm. Mergu dar. O kelių metų apsiženinot? 25. Jauna dar? Ne, Jau ne? jau žydinčia. Nu, kad ir dar žydzit, prašau. Tik tai jau ką maudė, tai šitų dar sutrumpinės, o paskui, matai, reikia apsiskaičiuoti ir žinot, po kiek šaut langeliai, kad išeitų. O kaip tai būna trumpauka. Ale kaip seniau tos mediniais lovos buvo Trumpesnės. daryti, tai buvo trumpesnės, o dar reikia ilgų. Seniau gal žmonės mažesni buvo kiek? Visokių buvo. Ir sakau, ir miršu, tai nepamiršu, kaip tas Vainalavičius ajo. Petruška, ar tu gerai miegojai? Kolį Petrai tu klausė. Miegoju. Man tai nesakė miegot. Ir maišą nelindau ir tyrato. O blusos. Kaip šitą, tai Zarvynų raštas padarys. Iš Zarvynų tai jau kienoti tokis raštas, kas jau tyte paudė. Nu tai Zarvynų šaudė, buvo audėjų. Samulevičiūtė ir jos pavardė. Šitas tai labai gražus. O gali žinot, kaip šitų raštų vadzydavo jau tik kaip nors seniau, ar nelabai? Padaro raštelį, jau patinka, tai tada viena nuo kitos įimi ir planelį jau gauni. Ai, tai čia jūs šitų rasnavų dažėt pats? Čia pasimiau, dažėm.
Taigi sakau, dėdė druskos, tai nešunta tipo. Mhm. Ai, dar čia ir nesusiūta, va, čia, Nu, tad Tai iš gal netinka, kad bet saka, kad norėsi, tas tą padarys. Va dar kokis irgi nesusiūtas. Jau kitokis raštas. Mhm. O šitų raštų iš kur gavot? Tai čia ne, aš sakau, Vieni nuo kitų? Vienas nuo kitų. O tai kas labiausiai jau Marcinkonysė gal pamėtina, tai kokios audėjos jau būdavo, nu jau tokios glavniausios. Nu, tai o ir kokie nebuvau, bet jei atpasukotas, tai parsinešu ir pasidarysiu sausiu, bet ne visi sugebate padaryti. O čia jau šilkas, o jau kaip nuvežiu, tai vertina šitų daugiau Vilno austų, o šilko Šilko jau netep. netep. Nu, alece dar va irgi dabar ir pamaišyta, jūs va ir tai vienokiu, tai kitokiu atausta. Čia va vienokiu geltonu, čia va šilko, čia kitokiu. Čia šilkas visur, neteblizgančias. Mhm. O jūs kaip pirmai sakėt, kad neždavot ant altorėlių per devincinį rėdzys, o tai jau kokius divonus parinkdavot? Daugiau ant žemės paklausai, na, tokių tamsius pakloja. Aha. Ant žemės, kur kunigo praeis. O kitai lininius, Lininius? arba tokius šviesius geltonus. Tai jau tokius jau šviesius ant altorėlių, tik tamsius tai jau ant žemės. Tai irgi prie karsto, po grabu. A, tai po grabu tokius juoda baltus klodavo. Nu, taip, gedulas, kad bus. Mhm. O ant sienų kokius kabydavot? Tik ir Irgi ant tokių? sienos, nu, o paskui, kad atsirado šitie, tai tada lininius kabinom ant sienos ir šitas abrusėlius. Tai jau nešuntas, tai valdiškas. Kiek jų išausta. Jei visi jūs divonai išausi, dar va, visi sunešt, kad gal nelys nei pirkion. Tai šitas pirkiau, tai sulystelė, šeipos būtų užkištos. Nebūt nei kur rūbai dėti. O tai dar šitus irgi, tai jau mesniai pagrabu išsiaudėt. Taip, taip. O čia saunų saudėt ar jau kaimo? Šitas tai ta, kaiminkų parvežė druskininkai šarvojo. Tai kaip apžiūrėjai ant sienos o šitų. Tai klausai, kas sau, sakau, pirmą audėm, tai sakau, tą išaudėm ir savo makrus pasidarėm. Ir viskai jau savo Lietuvų žemelį išrašyta ir savo. Viskas. Tai čia jau šitus galvų galin ir pakabydavot. Iš vieno šono Ir iš kito. ir iš kito. O šitų jau raštų iš kur gavot? Šitas raštų iš Zarvynų makselai. O kokius makselai neatsimenat? Makselai Jonas tai buvo žanotas, iš rašėjų buvo išvažiavęs. Su politu jau nebuvo žanotas. A, tai tas makselai, kur žanotas su politu jo nebuvo, tai jau raštų šitų padarė. O kaip taip sumislinot, kad va to tokies, kai vėliavas išsiaus ne divonų, va šitus? Sakai, abrusėliai tokie. Motina buvo audėja iš Perlojus gal buvo. Nu, bet jau labai zgrėbniai padaryta. Ir raštas gražus ir visa. Tai dar tai jau šitie jūs abrūsai per visus pagrabus ir per Marcinkonės iš rankų į rankas. Nu, tai dar kelius turėjom čia Petrukiai. Turėjo mami iššaudyti, skuščiųjų ženorai, prašė iššausti, bet kad pačkauskiai papuolė, tai toj prišaudė ir pagalvėlių ir visokių, o nepaliko ant šitokio abrusaičio. O, čia kokios spalvos. O čia šitas keliūnycių. Čia keturnycis. Keturnycinis. Tai jau buvo, tai va, kur saulė užgreibė, tai nudegino. O jums labiau patiko keturnycinius ar aštuonycinius saus? Vis tiek būna vieni smagiau, kiti ne. Nu, tai šitas svarbu, kad čia reidai įsiaudė, svarbu, kad gražus raštelis. O jums labiau patiko drabnas raštas ar kokis jau stambesnis? Nu, tai, kad man drabnas ir gražesnis. O, čia jau lino. Čia jau kabina man sienos. O čia jau šito pirkto lino ar savo? Pirktas. Ir atvežė į Zarvynų Tamulevičius, Janis tėvas. Ir atvežė pas šitų Grigienį. Tai to pasakė, kad mes audėm,
Ir jis tada atvažiavo pas mus su šitais siūlais ir aš, kiek jis turėjo, aš paėmiau. Tai tada 7 divonus atsiaudžiau. Nu, bet čia gražus ir raštas. Dar Virvičius buvo kunigas, tai jau gimtadienio. Tai dar moteris sako, dukterų neturiu, tai kam tai tų divonų. Sakau, o kiba vaikam nesaka aus, sakau, Tai praausiu. aišku. Ir bus, ir turės. Ir jai, nu tai aš tokius ir ant sienų užuolaidų gali padaryti naktinį, užkloti ir kur norėsi, sakau, O padaryti. bažnyčion ausdavot ant altorių užklots, ar ne? Buvau išmardasavo aliutės žalės. Atausta, tai mes širau Petrukiai. To į Bronestą, sakau, Petro, kur žurnalais ataisė. Tai mes tada praudėjom ant altorių. Į Žarvynų moterų saudė davė, o Velerka tokia buvo gaspadinė, kad jį tik blogo. Nueina bažnyčion, langų atsidaro, o tik apkamžus su pakabytos visku. Tai aplaisto kokiais rūdžiais, tai tu panaigi, kaip reikia Tai paskui atplaukat nori. ka visku. O čia šitas tai iš Margionių raštelis. Gulgiai man buvo giminės. O čia šitas keliūnycių. Čia Šešanyčius. Bet irgi va. Ir su šilku, ir visa. Ir sausuose kapinčių dėdė, tai kokiais siūlais nori, tokiais Nu šaudžiai. taip jau tada kokiais turi, tokiais yra taudzi. O čia dar namų mergom maudėm, tai šitas. Čia šitas dar jūs mergų austas? Taip, pradžia gyvūnų šitų dvinyčių. Tai kur buvau, tai vat ir inruzuotas, tai kad numerį brolių sūnus, tai pas jų buvo šitokiais gyvūnas ir pas mane. Kad pirmą tai abi daugiau ataudžiau, paskui, kad reikia, tai vienu ir kitų, tai visi, kas pažiūrė, kad labai gintas papuoštas gražiais gyvūnais. O tai čia šitas buvo ant sienos pakabytas? Du. Du tokie. Manau ir brolienės, ir jie čiaudė mėlynu šilku ir aš, nu tai. Tai čia dar šitas austas iki Veseilios jūs. Iki Veseilio. O kur darydavot, kad jų kandys nekapot? Gi vis tiek nukapvėjai kokį ataustą Vilną. Yra tabletės ir dar vakur, tai iš kurio šilkas, tai indėdžio tų tabletį. Tai smirda ir Ir nėra tada ir pamačina. Nu. O šitas irgi gražus. O čia šitų raštelį iš kur gavot, net nepamėcinat? Iš Žarvynų. Tik ir buvau audėjus. Nu buvo. Tojų šitas Makšelienį. Nu ganapa. Ganapa. Nu, jį iš Perlaujus atekėjus už to Makšelį. Tas jaunas kapeitas gulai, tai mes jam į rūsus padarė. O nepasilgsta dar audzimu? Nu, tai kad jau nėra sveikatos ir akės jau. Akiniai yra akiniai. Pavai ilgai dar, kad bažnyčių negalioja, tai kad atsisėdu, tai visas litanijas atlupa ir tau litanija dar Marijos, tai 3 dalys Tauražančiaus, tai šitas pavargsta akės. O kaip, ar jums būtų smagu, jei dar, sakykime, ir dar atsirast jaunų žmonių, kad vis aust ir aust, kad nedzingt šitas darbas niekur? Nu, tai yra tokių, nu, tai vieni kitiem perduoda, bet kad dar šitoj kartą nelabai dar ir kad mes tai ir vaikus auginom, ir gyvulius apžiūrėjom, spėjom, ir darbus padaryti, ir viskus dar. Ateina žiemą, tai prie stovų. Nu, bet ir dienos tada trumpesnės būdavo, kad po stovų atsisėda. Nu, tai kad atsisėti, tai neapžiūrai, o taip, kad nedavė man šešojų stovų, tai man tik reikia sutvarkyti siūlai. Ir balai prisukti. Ir kėsą, sakau, kėstulė, tai dar tam žmonai daviau tautinius rūbus ir marcom dar liko, pas mane kelios eilės buvo, kad važiavom kur nusienį, tai tada perka parduotuvės sijonus. Ir kad būtų platus. Nu tai ku tada. Ačiū jums už visus pasakojimus, kucep su mum pasidalinot. Ir jau tada, nai baigiam.
Gėlalas, rūtelis, lankėmės jumi žamai ir dėkavojam labai už tai, kad padabojot šitų mūsų filmų. Jei norit patys pirmi pamatys mūsų visus naujus filmus, katruos dar išlaisim, tai jau nepamirškit užsiprenumeruot YouTube kanalų Pareidzimai. Ir tik nepamirškit sekt Pareidzimų Instagraman ir Facebookan. Mes tik keliam visas savo naujienas. Ir fotografijas, ir aplink filmus, ir kų jau nudirbom, ir kų prisdirbom, ir tų, kų dar ruošiamės daryti. Jūs parama mūsų darbam labai reikalinga. Tai norim padėkavot kožnam, katrie jau prisidėjo ir labai kviečiam visus, katrie džiaugias mūsų filmais ir visais kitais darbais parems mūsų veiklas. Kaip nesunkiai šitą sekas padaryti, rasit informacijų žemiau.